Labas karyti, nežinau, ar labas rytas, ar laba diena, ar labas vakaras. Aš tu noriu pravesti vieną pamokėlę. Čia yra mano veidas. Veide yra viena akytė, kita akytė, yra dvi akytės. Čia yra akytės. Pas mamuką yra ir nosytė. Nosytė yra čia. Čia yra nosytė. Pas mamuką yra ir lūpytės. Čia yra lūpytės. Mes jau žinome, čia yra dvi akytės, nosytė ir lūpytės. Čia yra mamuko plaukai, raudoni plaukai, pasišiaušę plaukai. Tai va, mes žinom, dvi akytės, nosytė, lūpytės ir plaukai. Čia yra ausytės. Viena ausytė, kita ausytė, dvi ausytės. Tai ką mamukas turi? Dvi akytės, nosytę, lūpytės, raudonus plaukus ir dvi ausytės. Su akytėm aš viską matau. Su nosytė aš užuodžiu visus kvapus, kas skanu ir nelabai skanu. Su lūpytėm aš pabučiuoju mamytę, aš pabučiuoju tėvelį, atidarau burnytę ir valgau. Ir atidarius burnytę yra dantukai. Mamukas turi daug dantukų, Hariukas turi gal 6, gal 8. Bet čia yra dantukai. Tai tu viską žinai apie mamuką. Pakartosiu. Dvi akytės, kurios viską mato. Ir kai vakare sutemsta, užsimerkia ir eina miegoti. Nosytė viską užuodžia. Lūpytės bučiuoja mamytę ir tėvelį. Lūpytės prasidaro ir yra dantukai. Yra mamuko raudoni plaukai ir mamuko ausytės. Ką aš tau pasakysiu, tik niekam nesakyk. Gerai? Dabar yra mamuko rankytės. Mamukas turi 10 pirštukų. Čia yra pirštukas 1, čia 2, yra 10 pirštukų. Žiūrėk. 1, 2, 3, 4, 5. Kitoj rankytėj 6, 7, 8, 9, 10. Mamukas turi 2 rankytės ir 10 pirštukų. Vienoj rankytėj yra 5 pirštukai. 1, 2, 3, 4, 5. Kitoj rankytė yra irgi 5 pirštukai. 1, 2, 3, 4, 5. Viso yra 10 pirštukų. Su šitom rankytėm mamytė tave apkabina, pasupuoja, pamyluoja. Šitom rankytėm mamytė tau duoda valgyti, tave paglausto. Tai yra rankytės, kurios viską apkabina ir labai daug darbų padaro. Va, jau susipažinai su mamuko rankytėm. Vėliau supažindysiu su kitom kūno dalim, o dabar pereinam prie pagrindinių įrankių, su kuriais tu valgai. Tai va, čia yra puodukas, puodelis, iš kurio tu, aš, mama, tėtis geriam vandenuką. Geriam pienelį, tai yra puodukas arba puodelis. Čia padedam, čia yra lėkštutė, į kurią dedam maistelį ir iš kurios valgom. Maži vaikučiai kartais valgo su rankytėm, bet įprasta ir reikalauja, taip žmonės sukūrė tą etiketę, kad valgytume su, parodysiu su kuo, šakute ir peiliu. Čia yra šakutė.
su kuria mes smeigiam maistą ir valgom. Čia yra peilis, su kuriuo pjaunam mėsytę. Reikia būti labai atsargiai su šitais įrankiais, nes jie būna aštrus ir gali, įsipjauti, gali skaudėti, gali, įsidurti, gali labai verkti. Žodžiu, šitais įrankiais reikia elgtis atsargiai, bet su jais mes į lėkštutę dedam mėsytę, valgom, pjaunam, valgom, pjaunam. Čia yra mažas šaukštelis. Jeigu mes geriam arbatą ir įsidedam cukraus, šaukšteliu mes viską pamaišom. Čia yra didelis šaukštas, su kuriuo mes valgom sriubytę. Va, tai esu pažinti. Čia yra kepurė. Kepurė, kur reikia užsidėti nuo saulės, kai saulė labai šviečia, kad negautum saulės smūgio. Kadangi mamukas jau biškį neprimato, čia yra akiniai. Mamukas deda ant akių, pasiima, ką nors pasiima ir skaito, kadangi jau nelabai primato. Čia yra akiniai. Padedam. Štai pirma pamokėlė. Ačiū tau už dėmesį. Tikiuosi, kad prisiminsi. Kita pamokėlė. Tik. Gal atsiųsiu iš Lietuvos, o gal dar ką nors sugalvosiu. Ate. Bėga.